Sveiki visi. Šiandien ateinu iš tikrųjų su tokia žinute ir tiesiog noriu pasidalinti apie jausmus, ką daryti, kai jausmai tiesiog siaučia visoj žmogaus sistemoje, ar ne. Labai daug su tuo susiduriu iš tikrųjų savo gyvenime ir iš savos patirties ir praktikos žinau, kaip tai veikia ir kaip tai išlaisvina, kaip tai nuramina, kaip taip sudėlioja viską į vietas, ar ne, nebenueina viskas į mintis, į tą tokį negatyvių minčių užsikūrimą, nes būtent tie jausmai ar nesukėlę jie, kaip tie tinklai nueina į mintis ir ten irgi užsikuria procesas didžiulis, kas daro įtaką žmogaus dienai, žmogaus savijautai, žmogaus santykiams, žmogaus bendravimui. Iš tikrųjų yra vienas labai paprastas būdas, kurį, kaip aš galvoju, kad rekomenduočiau iš tikrųjų visus, net vaikus išmokyti to, kad jie žinotų, ką su tuo daryti. Tai yra labai paprastas būdas, tai yra tiesiog kvėpavimas ir šis kvėpavimas skatina pamatyti savo jausmus, pabūti juose ir priimti juos ir paleisti tuo pačiu. Tiesiog tiem jausmam, kurie ateina dėl to į žmogaus sistemą, dėl to, kad yra svarbus. Kad nori būti pamatyti, nori būti suprasti. Jeigu kaip ir kalbu su žmonėmis, ar ne, kad tai tarsi vaikai, kurie ateina pas mamą ir nori, kad mama juos atkreiptų dėmesį, o nenustumtų jų, ar ne, kad palauk, aš dabar čia tau neturiu laiko, arba ne, tu man nepatinki ir aš dabar su tavim nebendrausiu, o kažkur užspausiu tave, ar ne, tai tiesiog. Tai yra labai svarbu, nes tai yra tarsi vaikai, kurie ateina pas mamą. Tai tiesiog noriu pasidalinti labai, labai, labai paprastu ir truputėlį pademonstruosiu, kaip tą daryti. Tai pirmiausia, tiesiog atsisėdam tiesiai, užsimerkiam, savo kūne pajaučiam, kurioje vietoje jaučiam kažkokį tai jausmą, ar ne? Labai dažnai tie jausmai visi jaučiami yra krūtiniai. Tai tiesiog uždedam toj vietoje ranką, pajaučiam tą jausmą, kas ten vyksta, ar ne? Ir įsivardinam savo jausmą, kokį jausmą jaučiam, kas tai bebūtų. Ar tai liūdesys, ar tai džiaugsmas, ar tai skausmas, ar tai pyktis, ar ne, tiesiog uždedam ranką ir tada įsivardinę tą jausmą, per nosį giliai įkvepiam iki viršugalvio ir leidžiam iki to jausmo kvėpavimą tą orą taip ir tada iškvepiam per plačiai atvertą burną. Iškvėpimas turi būti kuo ilgesnis, kad tiesiog pilvas įsitrauktų kaip balionas. Tai dabar parodau. Ir taip ramiai kelis kartus, kiekvienam skirtingai į tą jausmą pakvėpuojam. Ir tada pajaučiam, kas vyksta. Ar tas jausmas, kurį jautėme, jis įgauna kažkokį tai kitą jausmą. Tai gali būti vėl, tai gali keistis, gali parlaisvėti, gali atsirasti ramybė, ar ne. Jeigu tai yra jausmų sluoksniai kažkokie, tai galim pakartoti tą patį kvėpavimą, priimdami kiekvieną tą jausmą, kuris šiuo metu tiesiog atėjęs yra. Ir pakvėpuoti, ar ne, ir
kvėpuojant mintyse galim sakyti, kad įkvepiu meilę, iškvepiu dėkingumą, arba įkvepiu džiaugsmą ir iškvepiu meilę, arba įkvepiu tai, ko man reikia, ir iškvepiu tai, ko nereikia. Įvairiai galim sau leisti tai interpretuoti, bet esmė yra ta, tiesiog susikoncentruoti ir išbūti savo jausmuose, ir tada pastebėsit, kad iš tikrųjų atsipalaiduoja visas kūnas, atsipalaiduoja mintis, jos tiesiog sustoja, išnyksta ir pasidaro visoje sistemoje daug ramiau. Jeigu kartais ir nutiktų taip, kad tas kvėpavimas paskatintų, sakykime, ašaras ar ne, kažkokias tai, kitokį jausmą ar ne, neramybės, bet tiesiog ašaras. Ir leiskit, tada leiskit tom ašarom ištekėti, išbūti tose ašarose. Tai irgi yra labai svarbus jausmas, galbūt tai yra skausmas ar ne, kuris nori būti pastebėtas ir nori tiesiog išeiti iš jūsų kūno sistemos. Tiesiog išeiti, išsilaisvinti, tokiu būdu jūs save išlaisvinat. Tai toks pasidalinimas, ir tikiuosi iš tikrųjų, kad tai bus jums naudinga. Labai rekomenduoju tą daryti ir tiesiog padarius pastebėti save, pastebėti, kaip jūs tada jaučiatės. Tai aš žinau, kad tikrai jausitės kitaip ir tikrai daug geriau. Tai taip kabinu visus meilę ir linkiu apkabinti savo jausmus, meilę, ir kad tie jausmai tiesiog tai yra jūsų vaikai, kurie yra labai svarbus, nori būti mylimi, suprasti ir priimti. Ir kvėpavimas yra vienas iš tų būdų, kuris gali tiesiog tai padėti. Tai iki pasimatymo.